O, jau matau save, esu. Gerai. Nežinau, kada paskutinį kartą buvau tiesiai išėjusi į laivą. Gerai, bandau dalintis. Ko aš čia atėjau? Kaip ir sakiau, paskutinis mėnuo yra įsigyti mano produktus už mažesnėm kainom. Ir noriu parodyti, kad tikrai ką aš ten turiu, nes tie aprašymai, nu žinot, aš parašius vienaip, jūs gal suprantat kitaip, tai noriu tikrai pasidalinti savo parduotuvėlės vaizdu ir parodyti, ką iš tiesų jūs galite gauti pas mane atėjusios ir įsigijusios dar už tokią tikrai nedidelę kainą. Žinau, kad aš jau dalinuosi. Gerai, dabar visų pirmiausia, tai pasitikėjimo ir vidinio įvaizdžio kūrimas. Šis kursas yra toms, kurios pradedate, kurios nieko kažkokio dar neturėjote darbo su kažkuo kitu. Gal tik tais skaitote kažkokias motyvacinės knygas ir žiūrite YouTube'e kažkokius tai klausotės meditacijų ir visa kita. Tai šitas kursas, pasitikėjimo ir vidinio įvaizdžio kūrimas yra ta pati pradžia, kur reikia, kaip reikia pradėti save vesti. Žinot, ne kartą kartoju, kas mane stebite, kad viskas, ką mes gauname aplinkui mus, yra mūsų sukurta, mūsų pagaminta, mūsų pačių energijomis. Todėl norint pakeisti tą aplinką, mes turime žiūrėti, kasgi vyksta pas mane viduje. Matau, kad iškėlė man rankutę, palaukit, kaip dabar tą ranką pašalinti. Išjungsiu. Šitą išjungiau. Nu, vienu žodžiu. Lower, va. Nebėra rankų. Gerai, tai dabar šiek tiek apie šitą kursą, kuris yra toks kaip pradžiamokslis. Pasveikinimai apie mane ir pradėti nuo šitos pamokos. Kaip reikia, kaip mes mąstome, kaip viskas veikia. Nuo ko iš vis pradėti dirbti su savimi. Nes, žinot, žmonės, mes pasiklausome, vienas taip daro, kitas taip daro, o kitas daro dėkingumą, o kitas afirmacijas kartoja, ar ne? Bet suprantat, kad mes tokiu būdu tada tik bandome ant senų pamatų statyti kažką naujo. Tai nesilaikys, tai neišliks, tai nesusigyvens ir neveiks, nes mes tiesiog ant seno kažkokios tai tos dirvos ar ne, pilnos piktžolių, mes bandome kažką naujo pasodinti, tos piktžolės vis tiek dygs ir toliau. Todėl šitas kursas, kaip sakau, yra nuo tų pradžių, kad išsiravėti tas piktžolės ir kaip galų gale pritrešti tą dirvą, į kurią tu paskui sodinsi savo naujus tikslus, savo naujus siekius. Nes bandant kažką užgožti, mano viena mentorė yra labai gerai pasakius, kad bandant įrašinėti tas naujas afirmacijas, vizualizuoti ant senų tų tikėjimo, įsitikinimo pamatų, yra lygiai taip pat tas pats, kas tu bandytum, šūdą, taip sakant, ar ne, šūduką apdangstyti ledais. Ar ne, ledo gabaliukais. Tie ledai ištirps ir tas smarvė vis tiek išlys. Nu, jinai taip tokį palyginimą davė, bet toksai neskanus palyginimas, bet taip yra. Ir žmonės, aš tiek daug randu žmonių, kurie neišsivalę deda dar ant viršaus ir galvoja, nes mano draugė taip daro, kitas taip daro, kita irgi, tai ir man taip reikia daryti. Kiekvieno kelionė yra atskira, kiekvieno kelionė yra individuali. Ir pas mane irgi žmonių ateina vieniems po savaitės, kitiems po 2 mėnesių, kitiems po pusės metų, tik prasideda tas toksai suvokimas, kad kaip man iš tikrųjų reikia dirbti, kas čia vyksta. Todėl šitas kursas ir yra, kad tas pamatas, kad išsivalyti tą pamatą. Tai pradėti nuo, aš nejungsiu dabar pamokų, žinoma, tas pamokas gauna tai, kas įsigyja, bet pradžia, ar ne, paskui vidinis įvaizdis, kaip save tenai aukštinti, atleidimai ir paleidimai yra kaip
paleisti blogas energijas, nes žinot, kai mes nešiojamės, pykstam labai ant kažko, tai atspėkit, kas gauna tą blogą energiją. Kai mes keikiam, taip sakant, ten kaimyną ar dar kažką, tai atspėkit, pas ką spinduliuoja bloga energija. Tai pas tave patį. Pas tave patį. Tau nereikia būti draugais su kažkokiu tai žmogum, kuris gal piktą tau padarė gyvenime. Tau nereikia ar kartu ten eiti, sėdėti ir bendrauti, gerti kavytę, bet tu turi prasivalyti savyje. Todėl tas atleidimas, praleidimas ir yra, kad tu pasižiūrėk, kiek tu ten prisodinęs negatyvių dalykų, kurie tau trukdo. Mūsų praeitis iš tikrųjų, vat, tas dalykas, kas tempia atgal už virvutės mus, tai mūsų praeitis. Nepaleidus praeities, neprasivalius, tu naujų durų neatidarysi į ateitį. Niekaip. Todėl šitos pradinės tos pamokėlės, ar ne, tam ir yra, kad štai atverti tas naujas duris. Toliau veidrodžio pratimas yra vidinio įvaizdžio, kaip reikia save naują susikurti. Žinot, kai mes kažko siekiame, kai mes kažko norime, tai nėra taip, kad tas kažkas ateina pas mus. Taip, visi kalba traukos dėsnis, pas tave, tu pritrauksi viską. Nėra taip, nes tu trauki tai, kas pas tave vibruoja laukan. Tavo energija traukia. Taip, kad norint kažką, tu turi save suharmonizuoti su savo tuo nauju tikslu. Todėl tos pamokėlės, kaip sudėliotas ar ne, yra, tu prasivalai, paskui susikari naują aš. Vidinis įvaizdis yra viskas. Vidinis įvaizdis ir tą įrašą aš ten padedu suformuoti, ar ne, kad ir tu, šitas kursas, ką aš dabar duodu, tai yra savarankiškas, tai yra nedarbas su manimi. Su manimi yra, kreipiasi, nori su manimi padirbėti, tais pačiais kursais praeiti su manim kartu, yra atskiros grupės ir reikėtų kreiptis tada asmeniškai į mane. Bet čia yra savamokslis, ar ne? Tu prisijungi, kada tu nori, yra klausimai, tu eini per viską ir tu tiesiog atlieki pagal tai, kaip yra sudėliota. Ir tas, ar ne, vidinis įvaizdis, kurį tu kuri, tai yra, kas tu būsi, į ką tu išauksi. Mūsų tikslas neateina pas mus, mes turime priaugti, kad pasiektumėm tą savo tikslą. Aš turiu lentelę už nugaros, kur viską paaiškina, ar ne, ta žvaigždė tai mūsų tikslas, o čia apačioje esame mes. Ir mums reikia, tie brūkšniukai tai yra mūsų energijos. Mums reikia palipti tom energijom, mums reikia susižiūrėti, ką aš vibruoju laukan, keisti, ką aš vibruoju, tada mes gauname atgal. Taigi tas tikslas ir yra apie tai, kad tas kursas ir yra apie tai, kad susikurti, tai į ką tu augi dabar, kiek tu augi, kaip aukštai tu kyli. Tai ir čia yra pavyzdžiai, kaip ką daryti. Toliau yra apie dėkingumą, kaip naudoti dėkingumą ir dabarčiai ir ateičiai, afirmacijos ir kaip taisyklingai jas sudėlioti vėl, nes žmonės labai dažnai naudoja afirmacijas prieš save. Sau netgi kenkia ir to nežino, kad tai daro. Kartoja, bet tai yra neteisingi dalykai, kuriuos įrašinėjame į pasąmonę. Nes pasąmonė, ką jau užgaudo, ar ne, ką jau pagauna, ką mes įrašome, jinai tai ir kūria į mūsų fizinį pasaulį. Todėl reikia žinoti, kaip tas afirmacijos susikurti. Asmeninės afirmacijos tai yra super. Tu supranti, nes tu dirbi ties tuo, ką tau ir reikia keisti. Yra labai daug afirmacijų internete, yra labai daug afirmacijų, gal sakau, ir kažkokioje knygoje kažkur esate įsirašę, bet asmeninės jūsų sukurtos afirmacijos, įsivaizduokite, tai targetina, ar ne, šaudo tiesiai ten, kur tau ir reikia pasąmonėje pradirbti. Tikslas toliau. Žinoma, viską prasidirbam, ar ne, ir dabar tikslas. Kokį tą tikslą reikia susikurti? Nes tikslai ir vėl būna, kodėl žmonės labai
naujieji metai ar ne pats geriausias palyginimas. Pilna tikslų, pilna tų rezoliucijų naujųjų, ar ne, nu aš kitais metais, taip ir taip, tas ir tas, taip ir anas. Ir statistiškai vasario mėnesį žmonės viskas. Iki vasario mėnesio neištempia su tais savo naujais tikslais, jau tada keičia į kitus, nes tikslai yra 3 rūšių ir aš viską apie tai papasakoju. Ir kaip susikurti tokį tikslą, kuris tave ir vežtų į priekį, kuris motyvuotų kiekvieną dieną. Ne taip, kad, nu, kaip sakau, yra ten daug paaiškinimų, netgi reikia žinoti, kaip tą tikslą susikurti, o tikslą reikia turėti gyvenime visada, kur tai eini, ką tu darai, bet tą tikrąjį tikslą, ne tą tokį, kur, žinot, aš savaitgalį planuoju nuvažiuoti prie jūros, tikslas mano nuvažiuoti prie jūros pailsėti savaitgalį. Ne toks tikslas. Tikslas yra būti, kur tave auga. Mes esame iš vidaus, mes esame sukurti augti ir plėstis, ne kūno masė, bet, ta prasme, asmenybė. Nes, pažiūrėkit, visi norime, jeigu kažką darome, norime greičiau padaryti, jeigu kažką išmoksime, norime geriau. Sportininkai, jeigu jie meta, jie nori numesti toliau, bėga, jie nori bėgti greičiau, mes visada norime tobulėti. Tai ir mūsų tikslas yra, kur mes tobulėjame ir augame. Ir jeigu mes neturime tokio tikslo, gal aš šiek tiek greitai kalbu, bet aš nenoriu ilgai užimti jūsų laiko. Ir jeigu mes neturime tokio tikslo, mes netobulėjame. Jeigu mes nejudame į priekį, mes tada nykstame. Nėra taip, kad aš vietoj stoviu. Nėra taip. Jeigu nėra augimo, mes tada nykstame. Mes tiesiog naikiname patį save iš vidaus, nes mūsų prigimtis, mūsų pašaukimas vidinis yra tobulėti, augti, didėti, norėti daugiau ir siekti. Tai va, tą tikslą yra labai svarbu tikslinga nusistatyti. Taigi, koks tas tikslas turi būti, aš apie tai ir pasakoju toje pamokoje. Toliau dar ką, papildomai patarimai, ar ne? Duodu metodą, kaip paleisti fizinį kūno skausmą, nes visi skausmai yra emocijos užgniaužtos, ar ne? Ir perrašyti mūsų įsitikinimus. Visi įsitikinimai irgi, jie signalizuoja, mūsų kūnas signalizuoja, kaip tas skausmas į kažkokią kūno problema. Tiesiog noriu paimti knygą, yra knyga, padidinsiu save. Yra knyga, tavo kūnas sako, mylėk save, Liza parašiusi, ir čia yra aprašyta, ką reiškia kiekviena liga, nes tai yra mūsų užgniaužtos emocijos arba mentalinis kažkoks tai įsitikinimas. Tai va, aš duodu čia netgi pratimą, kaip tu pati gali surasti ir paleisti tuos skausmus ir perrašyti savo tuos mentalinius įsitikinimus, nes mes esame įpročių tos kreičios kūriniai. Mes esame įpročių kūriniai. Mes veikiam pagal įpročius. 95%, ką mes darome, yra mūsų įpročiai. Norint gauti kitus rezultatus, mes turim dirbti keisdami įpročius. Tai va, čia toksai patarimas yra. Faktai istorijos mūsų mintyse, kaip reikia kurti tinkamas istorijas. Ir 333 istorija irgi toksai pasakojimas, kuris jums padėtų dar labiau augti ir tobulėti. Ir dar aš žiūriu, kad aš čia nesu įdėjusi, čia greičiausiai vienintelė grupė, kurioje nesu įdėjusi, dar įdėsiu keletą lietuviškų meditacijų, irgi labai labai nuostabių, kaip prisipildyti vėl, kaip ar ne, tą savo resursą atgauti, nes mes vis mėgstame dalinti, bet mes turime atgal irgi prisipilti, nes jeigu mes išdalinsime save, tai kaip toliau begyventi, ar ne? Tai va, tiek apie vieną kursą. Apie kitus kursus irgi šiek tiek papasakosiu. Dabar čia tiek apie šitą vieną kursą. Ir įsigyti tą kursą galite rasti, toj pasidalinsiu irgi vaizdu, tą kursą įsigyti, tai galite rasti štai čia mano parduotuvėje, ar ne? Yra pasitikėjimo ir vidinio įvaizdžio kūrimas. Tik tais 98 eurai kol kas šį mėnesį. Ir aš esu padariusi galimybę, ar ne, paspaudžiate ant payment plan, pas mane visur arba galite mokėti iš karto visą sumą, arba pasirinkti payment plan ir esu padariusi galimybę per 2 mėnesius galite išsimokėti, ar ne, po 50 eurų tik tais būtų. Kaip sakiau, dar kol kas aš jums parodysiu, ką aš turiu, kad jūs galėtumėte įsigyti su tom žemesnėm kainom, nes nuo kitos savaitės viskas keičiasi.
bet pas mane, kas yra sudėta, tai yra tai, kas išjudins tave iš kur tu dabar esi, kurio tu gyvenimo būsenoje situacijoje dabar esi. Tai padės tau pradėti šitas kursas pradžių pradžia, pradėti keisti. Jeigu jau tu esi šiek tiek pažengusi, kitas įrašėlis bus apie kitą kursą, kuris jau platesnis ar ne, kur jau nebereikia piktžolių ravėti, bet reikia palaikyti tą tonusą pozityvumo ir teisingo, taisyklingo mąstymo. Tai va, tiek šitam kartui. Einu į kitą dabar įrašą ir parodysiu, ką dar turiu aš jums. Aš jums turiu daug nuostabių dalykų. Jūs tik tais, aš jums duodu tiek daug visko, imkit. Jūs tik imkit